Vakar grįžau tik po 24 valandų varžybų. Niekaip negaliu užmigti. Vis galvoju strategijas, taktikas. Ir žiūrėjau, koks kibimas. Parodysim jums, ko reikia, kad pagautume čia karpį. Visų paslapčių žinoma neišduosim. Ir ta žuvis ganėtinai nemaža. Bet tai yra veiksmas, reikia žvejot. Sveiki visi! Vakar grįžau tik po 24 valandų varžybų, kurtų karpį, užėmėm 4. vietą. Ir grįžęs namuos niekaip negaliu užmigti. Vis galvoju strategijas, taktikas, kur ką padarėm ne taip, ko pritrūko iki 3. vietos. Šiandien atsikeliu ryte, paskambinu operatoriui, sakau laisvas. Važiuojam atgal į kaimo turizmo sodybą Karpinę, kur šis puikus tvenkinys ir kur kasmet vyksta vienas didžiausių, gražiausių ir smagiausių tikriausia karpių gaudymo varžybos kurtų karpį. Tai šiandieną pabandysim įgyvendinti savo mintis praktikoje ir teoriją išbandyti taip pat. Ir parodysim jums, ko reikia, kad pagautume čia karpį, visų paslapčių žinoma neišduosim ir kad kitais metais galėtumėte sėkmingai taip pat sudalyvauti šiuose varžybose. Šiandieną maišysim Benzar Mix jaukus, einu krantu, dabar žiūriu realiai, kur išeidinė žuvis, kad pasistatyti savo vietą, įsirengti žuklavietę ir bandyti pagauti gražių žuvų. Taigi šiandien pasirinkau tokią strategiją žvejybos. Realiai eisiu vieną tolimą tašką, kuriuo šiek tiek paspombinsiu karpsido grūdinės kultūros elementais, tai kukurūzai su kanapėm, dėsiu šiek tiek pelečių. Ir šiame taške gaudysiu su natūraliomis Benzar Mix Aller Aqua peletėmis. Iš toli žiūrėsim, kaip reaguos. Kitą tašką, ko niekad nedariau šiame tvenkinėje, išgaudysiu birių jaukų. Tai irgi pasiėmiau Benzar Mix serijos jaukų, saldžių, šiek tiek postančino pagardinti, prišersim daug į tašką ir žiūrėsim, kaip reaguoja žuvis. Trečia, irgi kaip mano strategija būtų gaudyti žuvį, žiūrėti, kur išeina ir, kaip sako, žvejai mest ant galvos. Tai tam naudosime ryškes, stiprių kvapų turbo peletės, pasiėmiau ir Flow, kad jos truputėlį labiau šviečia ir ryškesnės yra, ir paprastų, sumaišysim, pamatom žuvies išėjimą, metam, žiūrim, ar kimba reaguoja ar ne. Ir 4. konkurs serijos jaukus, šiuo dar asmeniškai pats nesu bandęs, tai pačiam bus įdomu, pažiūrėsim, kokie kvapai, kokie skoniai, kaip pasiruošimas ir visko pasidalinsim su jumis. Tai ką, ėmė maišyti jaukus ir pradam žvejybą. Taigi, šiandieną, manau, statysiu bazę ant saldaus skonio, tai pasimsim braškinės peletės. Jas pagardinsime tutti frutti, kad būtų skirtingos spalvų šiek tiek mūsų jauke. Ir įbersime tikriausiai visų skaniausią ir mėgiamiausią chocolate oranžo skonio. Šios peletės yra Flow, tai jos reiškia šviečia spalva šviesa. Tai mūsų jaukui suteiks dar daugiau išskirtinumo ir skanaus kvapo, kuris tikrai labai patinka karpiams. Taigi, eime prie pelečių paruošimo. Taigi, Benzar Turbo pelečių paruošimas. Jis yra labai paprastas, bet ganėtinai neįprastas. Jums peletėm paruošti reikės indelio, žinoma, vandens, streinerio, be kurio tikriausiai labai sunku yra paruošti tinkamai peletės. Ir viskas, ką reikia padaryti, tai suberti peletes, įkišti vos sekundį į vandenį, ištraukti, gerai nupurtyti ir leisti nusivarvėti, dedam į dėžutę ir paliekam 15-20 minučių pabrinkti. Kadangi žvejosime ant saldžios braškinės bazės, o tutti frutti dėsime tik tai kaip akcentas spalvos, tai didžiąją dalį pelečių pilame indelį braškinių. O tutti frutti tik šiek tiek. Irgi tą patį streineriuką, atskirai jų nemirkysim. Įpilam truputėlį tų pelečių, kad būtų kitoks spalvos akcentas. Kvepia labai saldžiai, labai skaniai ir tokia spalva tikrai turėtų patraukti žuvies dėmesį. Tai šias peletės lygiai taip pat sekundės dalį į vandenį. Taigi tik sekundės dalį užtenka jas palaikyti vandenyje, iš karto darosi lipnios,
Dabar truputėlį pramaišau, kad pasisklaidytų drėgmė tolygiai, nes per tokį trumpą laiką viršutinės nespėjo pasiekti vandens. Ir leisim jom nusivarvėti, dėsime į dėžutę, lygiai taip pat ištrauksime po 20 minučių ir manau dėsim tiesiai į šėryklą. Kitame taške žvejosiu natūraliu jauku, tai jame naudosiu Benzar Mix Aler Aqua peletes. Pasirinkau šį kartą naudoti 2 mm klasiką, tai paprastos kaksinės peletės, kvepinčios duonytę, skanus, puikus karpių maistas, puikiai tinka pamiksuoti su kitom produkcijom, biriu taip pat jauku. Ir paįvairinimui įdėsiu Bronze serijos 4 mm peletes, tai truputėlį suteiks išskirtinumo, didesnis tūris bus ir jos yra labiau žuvinės, truputėlį riebesnės, gal irgi pritrauks žuvytės. Paruošimas šių pelečių yra, skaitykim, įprastinis. Tai klasiko 2 mm aš laikau apie 40 sekundžių, o bronzos 4 mm yra didesnės, truputėlį ilgiau geria drėgmę, tai minutė 20. Visada sakau, kad yra paprasčiau prisidrėkinti peletės, negu jas išdžiovinti, kaip jau yra perdrėkintos, tai geriau, kad truputėlį būtų jos sausesnės. Visada galite prisidrėkinti papildomai peletės purkštuvo pagalba ir pasireguliuoti jų norimą lipnumą bei konsistenciją. 2 mm peletytės bus mūsų kaip ir bazė, jos bus pagrindinės, įpilsime šiek tiek daugiau. Skanus, paprastas, duonytės kvapas, puikiai tinkantis. Taip, merkiam, nuimam 40 sekundžių. Bebrikinant galima šiek tiek pamaišyti, kad tolygiai vandenukas pasiskirstytų. Lygiai taip pat peletėm leidžiam nuvarvėti ir dėsime irgi 5-10 minučių pabrinkti į dėžutę atskirai. Uždedam dangtelį ir ramiai paliekam. Po kiekvienų pelečių paruošimo aš mėgstu pasikeisti vandenį, kad jos brinktų švariame, naujame vandenyje, be papildomų buvusių pelečių kvapų. Ir dabar brinkysime bronzos 4 mm peletės. Jos labiau jaučiasi žuvies aromato, truputėlį riebesnės. Manau, puikiai dėrės su mūsų 2 mm klasikinėmis. Kaip ir sakiau, frakcija stambesnė yra, laikysime kokią 1:20 minutę, manau, kad būtų tinkamai paruoštos. Galim nusimti laiką. Ir laukiam. Kadangi aš gaudysiu šitų 2 pelečių miksuotą iš karto, jas ir beriu prie 2 mm peletyčių. Uždarau dangtelį, lygiai taip pat leidžiu šiek tiek pabrinkti, o išbrinkus paskui sumaišysime viską. Su biriais jaukais ganėtinai viskas paprasta. Šiandieną maišysim turbo medu su ananasu. Tai turėtų būti toks saldus, citrusinis jaukelis. Pilam viską į vieną kibirą ir pradėsime drėkinimą. Na ir šią jaukų kombinaciją pagardinsim citrusiniu raudonos spalvos postančino priedu. Pažiūrim, kas čia per gėris. Ryškus, riebus, tokios frakcijos kaip džiūvėsėliai. Pats šis priedas yra prisotintas gerųjų medžiagų, priverčia žuvį greičiau tuštintis ir labiau ieškoti maisto. Tai toks kaip bioaktuatorius, toks veikimo principas, plius dadeda spalvos, skonio ir kvapo. Sumaišėm ananasą, medų ir citricinį postančino. Jaukai turi stambios frakcijos, matos yra įvairių pelečių, suteikia irgi išskirtinumo jaukui. Medaus ganėtinai stiprus kvapas, matau ir kukurūzų yra pamalta, įvairių grūdų. Ananasas truputėlį švelnesnis, primena kaip konservuoto ananaso kvapą, irgi saldus, skanus.
Lygiai taip pat abiejose jaukuose visokių ingredientų yra papildomų pridėta, kad stambesnė frakcija. Ir postančino. Postančino labai ryškus, stiprus citrusas ir manau, ta raudona spalva turėtų čia suveikti. Tai sumaišom visus jaukus į vieną ir drėkinam jaučiu kokius 2-3 kartus, po truputėlį vandens, leidžiam šiek tiek jaukai atsiskleisti ir paskui dėsim į šėryklą. Truputėlį jaukus beruoždami užsimetė meškerės. Galvojam, kaip čia, kol yra šitos jaukus taip nuobodus sėdėt, tai va dabar atvirkščias traukiu žuvį. To tikriausiai dar nematėt. Kai visada pamato graibštą, duoda jie ciongo čia. Tikrai ne tie patys, kur lengviausiai įlenda. Ir uždarom graibštą. Ir viskas. Priparkuotas. Kabliukai žinoma be užkarpėlių. Paprastai ir gerai tai išsitraukia. Taigi jauką drėkiname per 3 kartus, įpildami po truputėlį vandens, vis primaišydami, leisdami jam atsiskleisti, išbrinkti ir pasiekti norimą mūsų konsistenciją. Kai ruošiuosi sibirų jauką method feeder žvejybai, man patinka, kad jis būtų pilnas įvairių komponentų, stambios frakcijos, kad jis išskirtų savo spalvą ant dugno. Manau, būtent tai, ko ieško irgi karpis tarp savo įprastinio maisto šaltinių, tai kažko naujo, kažko išskirtinesnio. Kai ruošiesi jauką įprastiniai feeder žvejybai, tai tu persijoji per 2 mm setelį, nori, kad kuo puresnis, biresnis būtų, išmeti tos stambius komponentus, o čia reikėtų daryti atvirkščiai. Ir manau, šiandien su mūsų jauku puikiai tai pasisekė. Šias konkursų serijos peletės ruošiu pirmą kartą, tai atsidarys pažiūrėsiu frakciją ir nuspręsiu, kiek laiko pamirkyti. Pasirinkau Sweet Green skonį, tai irgi, kaip sakiau, šiandien visas statysim ant saldumo. Labai įdomus kvapas ir aromatas. Yra šiek tiek žuvies, jaučiasi saldumas. Tikrai žuvinės peletės ir su saldžiom vaisiniam kažkokiam sumaišytom. Matau žalios frakcijos elementų ir kitos spalvos, tai žiūrėsim. Pagal peletės matau, kad tikriausiai bus ir turbo įmaišytos, kurios labai greit geria drėgmę, o šitos bus kažkokios kitokios. Tai realiai bandau 20 sekundžių pradžiai, paskui pažiūrėsim, kaip seksis. Palaikiau peletės apie 25 sekundės, keliom sekundėm daugiau buvau nusisukęs. Pagal pirminį įspūdį atrodo, gal dar šiek tiek norėtųsi jas pamirkyti, bet aš įdėsiu į dėžutę, palaikysiu 5 minutės ir kai jos pabrinks, tada matysim tiksliai. Ar reikia dar papildomą, nes jau pradeda lipti iš tikro jos, tai pabrinkusios gali būti dar lipnumas jų padidės. Ant dugno buvusias peletės truputėlį pramaišome, nes pas jos yra šiek tiek daugiau drėgmės, kadangi visas vanduo varvėjo nuo jų. Ir uždarome dangtelį ir paliekame 5 minutėm, pažiūrėsim, kokios bus frakcijos. Ar tinkamos žvejybai, ar dar reikės padrėkinti, o gal padžiovinti. Taip, tai kol brinksta mūsų jaukai, pasiruošius podmiksą, kaip ir sakiau, vieną tolimą tašką pasišersiu šerminę raketą ir iš ten bandysiu gaudyti, o jaukas jam visiškai paprastas ir natūralus, tai bus kukurūzai ir kanapės. Ir sausos granulės, kurias darėme ir žvejybai. Tai klasiko šiek tiek įpilu. Ir truputėlį daugiau bronzos, kad būtų stambesnė frakcija. Visada spombinimui kažkaip naudojame stambesnės frakcijos jaukus. Ir viskas. Išmaišom, dėsim į raketą ir mėtysim į 100 metriukų.
Na ką, sumetėm kokias 10 spombų į tašką. 100 metriukų parsitempti nėra pats lengviausias darbas, bet ką daryti, jeigu nori pagauti, tai reikia. Dabar paliekam tą tašką pailsėti kokią 20 pusvalandžių, kad pajus karpį, kur yra maistas, ateis maitintis ir paskui pradės valgyti ir ieškoti daugiau ir tada mes užmesim šėryklą su masalu. Gaudysim iš pradžių iš artimesnių taškų jos pasijaukinę, o dabar per tą laiką, manau, subringo mūsų jaukai, darėme jos pasižiūrėti. Pirmiausia, buvom pasiruošę turbo peletes. Jas vos įkišome į vandenį, ištraukę leidome po 20 minučių pabrinkti ir peletės gavosi atskiros, bet lipnios. Atrodo tiek mažai vandenyje, bet tikrai prisigėrė pakankamai drėgmės. Realiai to, ko reikia, įmetu atvydę šėryklą. Žiūrėsim, kaip jos dirbs. Kvapas aiškus, stiprus, braškės, tutti frutti suteikia papildomų vaisių. Kaip sakėme, oranžinės plauštas peletės įdėsime dėl spalvos akcento chocolate oranžo, tai iš karto aš manau truputėlį jų įbersiu, kad būtų ryškus oranžinis akcentėlis ir dedam ant stalo. Pradėsim žvejybą. Žiūrim toliau, ką mes čia ruošiamės. Taip, tai antras mes ruošime Ale rako peletės, 2 mm klasiko ir 4 bronzos. Peletės natūralios, jaučiasi duona, bronzai truputėlį žuvis ir riebumas. Taip pat lipnumas neblogas. Dėsim ir gaudysim su joms tolimesniam taške. Paskui buvo paruoštas groundbaitas, tai po 3 drėkinimų man jo lipnumas ir viskas atrodė tinkamas. Prieš tai dar buvau įmetę šiek tiek į vandenį, tai po stančino priedas nuo to jauko net įskleidžia tokį riebumo debesį. Tai turėtų, manau, ir gerai veikti. Na ir mūsų pirmą kartą ruoštos konkursų serijos peletės. Kvapas tai labai fainas vaisius ir truputėlį žuvies yra. 25 sekundės laikytos vandenyje. Manau, žinokit, puikiai užtenka 25-30 sekundžių, tikrai ilgiau nelaikykit. Kaip ir minėjau, visą geriau prisidrėkinti, negu paskui jau perdrėkintas džiovintas peletės. Na ką, pagaliau jaukai padaryti. Taškas tolimas paspombintas, dabar pajaukinsime kitus 2 taškus. Jos išsirinkę pažiūrėję maždaug plius minus, jau įsivaizduoju kur, bet dar pagalvosim, važiuosim kur žuvių, šeimą ir visą kitą ir pradėsime pagaliau žvejybą. Į krantą pats atplūkė, atrodo. Net nepamačiau, kurioje vietoj čia buvo. Ateik čia. Karosas. Karpiniai, ne tik karpiai, bet ir karosai puikiai kimba. Na, jau pasiruošę jaukus, galvojau, kad užsimesiu į paspombintą vietą meškerę. Tai vis nespėjau filmuoti kitų vietų pajaukinimo, nes tame taške yra veiksmas. Bet jei yra veiksmas, reikia žvejoti. Taigi vėl dabar metu meškerę į paspombintą tašką. Atėjusi ten, matosi, žuvis maitinasi, nes jau kelintas laimikis iš ten. Ir tada pradėsime kitus taškus jaukinti. Ir tada paieškosim žuvies per skirtingas vietas. O ką, 100 metriukų. Ir klipsam gražiai. Kaip ir sakiau, pirmą susiradom tašką, skaitykim kokią 40-50 metrų nuo mūsų. Pamačiau keli žuvies išėjimus.
ir pajaukinsim jį tada birių jauku. Tam puikiai tinka Eldorado feeding šėryklos, su jomis lygiai taip pat ir galima gaudyti, aš manau ir pajaukinsiu ir gaudysiu jom, nes gali privaryti krūvą pašaro, kuris gražiai pasiskleis ant dugno, bus daug žuviai ką valgyti, pasikviesiant savo bičiulius, visi potaus ir kips ant jūsų masaliukų. Tvarkoj, kokia galka didžiulė, taškelis nėra tolimas. Na, nespėjau net tinkamai atlikti kitų taškų jaukinimo, mūsų spombintas taškas verda. Bet negalima čia perspausti žuvies, labai jų lūpos yra delikačios ir tik truputėlį daugiau presingo išplyšto lūpoje išbėga kablysai. Mes net naudojam ganėtinai mažiukus kabliukus, galės paskui parodyti Guruk JOM1-12 numeriuko. Ir per varžybas tai kiekviena žuvis gali būti auksinė, tai po truputėlį palengva tempiam. Čia buvo truputėlį papresavau. Jautės karpio svorio visai gražesnis buvo ir paskui takštai atsikabino. Tad jeigu žvejosit, visada reikia labai atsargiai ir iš lėto traukti žuvį. Metam toliau ir toliau jaukinam. Visada galūnę po tolimo metimo įkiškite po vandeniu, nes vėjas šiek tiek išgaubė valą, kad jums greičiau jis įsitemptų ir paskestų, tai reikia galūnę laikyti po vandeniu. Tai aš irgi visada padarau, net ir palieku paskui meškerę, kad šiek tiek vandenį būtų galūnė, kad valas greičiau paskestų pats. Su biriu jauku užmečiau į tašką 8 didelės šėryklas jauko. Šiek tiek irgi paliekam į ramybę. Jau metant paskutinę šėryklas mačiau šalimais iššoko karpiukas, tai reiškia turėtų ateiti ir į mūsų tašką. Ir trečią tašką pasirinkau link ano kranto. Orientaciniai pasiėmiau vieną medį, kuris patogus visą laiką metimui būtų ir žinotum, kur tiksliai mest. Tai siūlyčiau irgi visą laiką taip horizonte surasti kokį tašką ir ten daryti metimą. Ir tą tašką pasijaukinsiu paprastą metodinę šėryklą, irgi kojas 5-6 įmesiu konkursų serijos jauko, kurį šiandien pirmą kartą išmėginsim, pažiūrėsim, kaip dirba. Ir žiūrėk, koks kibimas. Opapa. Gerą taškelį susiradau. Nebereikal, tas pombinimas sunkus darbas, bet užtat koks malonumas paskui trauk žuvį. Plaukia į krantą. Reikia visada pasinaudoti tokią galimybę, kol karpis plaukia, kad jo nepumpuoto greičiau suviniot valą. Ypatingai aktualu varžybų metu, kai taupomas yra laikas. Prie kranto jie visada pradeda jau rodyti savo užsispyrimą ir nenorą įeiti į graibštą. Tik. Aišku, graibšto galvą galėjau pasiimti ir šiek tiek didesnį, bet varžybų metu, kai gaudai dviese, kitam su žilkinė galva yra ženkliai lengviau pasiimt žuvį, nes ji pati mažai sveria ir galima greitesnius judesius daryti šiek tiek negu ten su medžiaginė arba guminė didelė galva. Taip, palauksim truputėlį. Liukas, man atrodo, gerai įsikabinęs tinkamai vietoj. Apatinė lūpa, kaip priklauso, neturėtų jis niekur pabėgti nuo mūsų. Taip nenori. Op. Nu. Gal ir nebaisiai, gerai buvo įsikabinęs. Nieko. Paturėjom, pasidžiaugiam, nuplaukė toliau.
Va, pagaliau baigiam pasijaukinti trečią tašką. Užmesiu dar vieną paskutinę šėryklą. Ir tada paieškosim per 3 taškų žuvies. Tai tolimas pombintas, prie nuo kranto Sweet Greeno jaukintas ir čia šitas artimesnis biriu jaukum. O su turbo peletėm pamatysim, kur išlenda karpis, mesim jam ant galvos. Žiūrėsim, kaip reaguos. Skrenda kaip iš raketos. Taip, šitas išpurtam, viskas duoda. Šis Sweet Green konkurso jaukas yra prisotintas tokių kaip smulkių dalelių, tai tos peletės yra lyg apsiblaususios, apsidengusios kažkokiam kaip birių jauku, tai irgi yra gerai, nes tada jos, kai susispaudžia, visi mikro tarpeliai būna užpildyti šituo jauku. Tai aš dažnai taip darau pats irgi gaudydamas su peletėm, šiek tiek įpilu kokio biraus jauko, kad visi tarpeliai pasidengtų ir dar papildomo skonio, kvapo ir frakcijos įtraukiu į savo maitinimo bazę. Na, kol viską pasiruošim, tai jau 6:30 vakaras. Atėjo, nežinau, kiek čia mums leis žvejoti, tai manau pradėsim iškart per kelis taškus su keliom meškerėm pagaudyti, kad greičiau atsakyti savo pačiam į klausimus įvairius, kas veikia, kas ne. Ir pirmiausia, jau normaliai metam į spombintą tašką, o paskui į birių jaukų jaukintą vietą. Matau, ten jau kažkoks veiksmas vyksta, karpis rausia dugną, tai turėtų būti atėjusi žuvis. Su šiuo karpiuku įsikabino kabliukas į graibšto tinklelį ir nutrūko, tai nedidelė bėda, nes aš naudoju, kaip juokauju, tinginių kabliukus, Gurukium 1, 12 numerio, iš karto surišti, puikiai man tarnauja tiek varžybose, tiek savo asmeninėse žuklėse, kur gaudai tik savo malonumui. Tai geros rekomendacijos, jeigu kam reikės, tai būtent va šiais kabliais mes ir gaudom. Tinkama forma prie šių karpių lūpų truputėlį, manau, prisideda, kad jo ištraukimas būtų rezultatyvus, o ne pabėgti vidury betraukiant. Dažnu atveju, kai gaudau natūralių jaukų, kaip ir šį kartą Aleraqua peletėmis, paeksperimentuoju su įvairiais likvidais, boosteriais ir smaukais. Jaukas kaip ir natūralaus pagrindo per daug neįsiskiriantis kažkokiu skoniu. Manau, visokie likvidai, boosteriai prideda išskirtinumo, kad ir va šis Benzaro sprėjus. Vyšnio aromato labai stipriai kvepia, kadangi šiandien viską statomės kaip ir ant saldumo. Manau, puikiai. Aišku, pirštai raudoni iš karto būna, visą nusiplaukit, nes ilgai dar bus raudoni. Jis nusileidęs po vandeniu išskleis papildomą debesį spalvos, turės papildomo aromato ir suteiks išskirtinumo, nes būna irgi užmeti, tarkim, kelias šėryklas tik su jauku, žiūri, vangiai žuvis reaguoja. Kokio boosteriuko užmeti, žiūri, daug greičiau kibimas. Tai siūlau pabandyti tokių dalykėlių irgi. Tikriausiai nedidelė žuvis užsikabino, nes ir kibimas labai atsargus. Ir aš tame tvenkinėje ir karšių, ir kuojų stambių. Vakar per varžybas taip pat pagavo nemažai. Gaila, žuvis buvo neįskaitinės, tai į bendrą svorį nėjo. Ja, jaučiu, kad kažkoks tai karšiukas turėtų bus. Pasirodyk. Arba karosas. Nes ne visiškai kaip lenta ateina. Ne, karštis. Opt, kaip gerai. Nereikia purvintis rankų. Na ką, tolima distancija dirba.
Aler aqua pelečių ir toliau į tašką. Žiūrėk, kai gavo presingo, karštis biškį pavargo. Opa. Nespėjau persimest ir taip gražiai išvažiavo mūsų biraus jauko taškas. Kiek čia reikėjo pralaukti? Išlaukimas šiek tiek ilgesnis negu įprastai. Tai 15 minučių, bet prašau, turim karpį su biriu jauku. Receptukas veikia. Na, smagu, veiksmo tikrai daug. Kol kas taktikos veikia, dar visko, aišku, neišbandėm. Labai nenorim. Galėjau graibštą, žinoma, kotą 4 metrų pasimt. Būtų buvę patogiau. Na, ateik. Opa. Uždarytas. Na ką, gražus karpiukas. Leidžiam atgal. Gerai, šiandien nereikės džiovinti tinklelio, žuvį paleidžiam visą iš karto. Taigi, po karščio ištraukimo šitą meškerėje buvo užtaisyta ir žiūri tik tos meškerės galūnę į vandenį linksta. Dabar 2 meškės ištrauktos, pirmą užmetu į tolimą tašką, antrą su biriu į artimesnį. Ir lauksim vėl karpiukų. Pabandysim šį metimą atlikti su Benzar Mix mini vafteriuku, tai labai nedidelis, geltonos oranžinės spalvos vafteriukas. Prigrūsim šėryklą pilną jauko ir jį užklijuosim ant viršaus. Kad tik jaukas pradės tirpti, atlaisvintų vafteriuką ir galėtų karpis įtraukti smagiai į burną. Varkoj veiksmo, ten matau taške pilna. Tai žuvis iššoka, tai burbuliuoja, tai kažkas rausia. Reiškia, patiko, ką mes sudėjom į jauką. Net besileidžiantį valą jaučiau, kaip porą lainerių praplaukė, meškerės galūnė, matėsi, užsilenkė. Reiškia, atėjo ten žuvies nemažai. Gerai, pasistatom tai meriuką, pažiūrim, per kiek laiko bus kibimas. Su 2 meškerėm nėra pats didžiausias komfortas žvejoti, kadangi čia tik mes laiko stygių šiek tiek turim ir norim daug išmėginti dalykų, dėl to gaudom. Nes irgi va, dabar tą vieną meškerę traukiausi, kur gražus kibimas buvo, žiūriu ant šitos irgi kibimas, truputėlį užpresavau ir, kaip sakiau, karpis atsikabino. Gerai, kad ant čia dar yra, išsitrauksim vieną laimikį. Pažiūrėsim, kas čia toks iš toli mūsų užkibo. Bet va, realiai 4,5 minutės buvo taške su biriu jaukų kibimas, šitas taškas tolimesnis 6 minutės išlaukimas. Išlaukimas buvo neilgas, aš pats dažnu atveju darau kokias 8-10 minučių išlaukimą. Jeigu nėra žuvies, tai net geriau kartais permesi, truputėlį tu daugiau pajaukinsi tą pačią vietą, nuo smūgio pasiskleis peletės, dar kažkas ir atkreip žuvies dėmesį. Tai irgi ganėtinai patartinas dalykas šiek tiek dažnesnius permetimus daryti, ypač komerciniuose vandens telkiniuose. Laukiniuose 20-30 minučių išlaukiam, 30 retais atveju, iki 20 dažniau, bet komerciniuose tai pasportuoti, jeigu nori, tai truputėlį reikia dažnesnius permetimus padaryti.
Na ką, su tolimu tašku kaip ir viskas aišku. Pasispombinimas grūdais ir natūraliomis peletėmis, tolimas tikslus metimas ir važiuojam. Jau, nežinau, 5-6 karpis iš ten, tai tą tašką uždarysim, kaip ir viską įsiaiškinom su juo. Veikia šitas dalykas. Dabar tada dar mūsų nemėginti ir neapžuvinti jaukai, tai konkurs Vitgrynas ir tas taškelis šalia medžių. Vis ten matau žuvytė išeina, kur jaukinta mūsų vieta buvo. Tai bandom užmesti ten ir dar persimesim į birių jaukų jaukintą tašką. Ant pirštis, nes visai nepatartimiausias atstumas. Nedamečiau. Jeigu nedametat, o taip dažnu atveju būna, nepatingėkit iš tikro persimest. Žinau, pats irgi dažnai būna patingiu, plius minus gerai, čia 5 metrai, 10 metrų, vis tiek ten kažkur tame tarpe buvo jaukinimas. Ne, žinokit, jeigu užmeta tiksliai klipsą, to pačiu atstumu, kaip jaukinot, kibimas 10 kartų greitesnis ir efektyvesnis būna. Labai nervuoja, ypač iš tolimų atstumų, parsitempti ir vėl permesti, bet jeigu nori pagauti, reikia taip daryti. O, į klipsiuką. Ir liuks. Nusimsim laiką, pažiūrėsim, per kiek ateis žuvis. Į birių jaukų jaukintą tašką šįkart dėsime kukurūzo formos vafterį. Nesu dar ant jo žuvies pagavęs, bet pamėginsim. Oranžinė spalva, viskas kaip ir priklauso. Jaukas šis taip pat turi kukurūzų ir dar mes iš laidynės pabandysim kelis nušauti. Iki ten, žiūrėsim kaip veikia. Nu va, ir Vitgrynas suveikė. Kažkodėl galvoju, kad ne karpis arba atsikabino. Na, bet prieš tai metimas buvo laineriavo tam taške. Pralaukiau 10 minučių, padariau permetimą, dabar jau kibimas buvo. Trečių kartų, manau, bus ir žuvis. Labai patinka, kaip veikia birus jaukas. Iš tikro, nėra, kad ypatingai dažnai aš jį naudočiau, bet va, masė jauko ir matau tam taške vėl. Reikės keisti kabliuką. Tai nepabaigiau minties, tame taške pastoviai veiksmas burbuliuoja, žuvis išeina ir, kaip matote, vis kibimas yra. Tai birus jaukas ir mūsų receptūra šiandien tikrai veikia. Aš dar tikrai ten mesiu, pasikeisim kabliuką ir vėl. Taip, iš trečio metimo suveikia ir mūsų Vitgryn konkurso jaukas. 5 šėryklos buvo į tašką, 3 metimai, 3 veiksmai. Pirmų metimų lainerių, antrų kibimas nerealizuotas ir trečiu kažką jau parsitraukim. Spaudžia kaip laisvinsim stabdį, kad neplėšit lūpų jam. Mūsų iš laidynės jaukintame taške iš karto prisistatė antis. Matė, kad kažkas krito į vandenį. Suvalgo jas tu, čia skanėstų. Pakankamai nuo žvejų lieka. Gerai, kur tu karpiokai.
Graibšto kotas ilgesnis palengvintų situaciją. Nėra labai dideli karpiai, bet jėgos turi pakankamai. Čia matau kažko žaizdelio ant jo yra, tai papurkšim truputėlį antiseptikų. Realiai antiseptikų reikėtų papurkšti žuviai lūpas po kiekvieno kabliuko išėmimo, kad į tą žaizdelę neįsimestų infekcija. Čia mačiau ant jo kūno yra keli dar pabrozinimai, paraudimai. Tai irgi, saugant žuvytės, kad augtų didelės, būtina turėti antiseptiką. Kai kuriuose karpynuose net neleidžia žvejoti be jo. Ir tikrai ypač didelius karpius apsaugo nuo ligų ir kai nugaišta didelė žuvis, tai niekam tikrai nėra malonu, o jas smagiau yra pagauti. Šitą dalyką turėkit savo tašėje ir visą pasistengkit papurkšti. Benzar mix kukurūzėliai. Bandysim vieną dar užmesti meškerę su kukurūzu ir pajaukinsim iš laidynės taip pat grūdais. Ir smagu, ir tikrai vertinga, bei greičiau laikas paeina, kai laukia kibimo, vis pasišert kokią artimą tašką su laidynė. Tikrai karpiai mėgsta laikytis prie kranto, prie žolių ir vis tarp savo permetimų pabandyti patikrinti, kad ir greitai 2-3 minutės užmetus tame taške, arba bent pažiūrėti, ar jame prasideda darytis koks nors veiksmas. Ar matosi žuvų išėjimai, ar jausimas dugno. Taip prisijaukinti galima tikrai artimą tašką žuvį ir greit ir gerai ją sugaudyti. Štai mačiau porą kartų kažkas žolėse paplaukio, duosim jam maistelio, pažiūrėsim ar dar kartą išlys ir jeigu ką, permesim į ten. Vieną meškerytę, o man kibimas. O, žiūrėk, kaip linksa. Kas čia per žuvis? O, jaučiau, jau norėjo duoti spurtą, truputėlį paleisvinau stabdį. Labai fainas šitų ričių stabdis, quick dragas vadinamas, nereikia 10 kartų sukti aplink būgnelį, kad priveržt arba atlaisvint, labai greit gali pasireguliuoti ir saugiai ištrauk žuvį, kur mano graibštas. Kurtu. Taip ir būna. Ateina ramiai, prie kranto duoda vaizdų. Pažiūri į laikrodį, traukiu žuvį, tarkim, iš ten kokio didelio atstumo 3 minutės, prie kranto, kol įvarai į graibštą, užtrunka 4. O per varžybas kiekviena žuvis svarbi, tai tikrai nenoriu jų paleisti. Labai apmaudu, kaip jos atitrūksta visai šalia graibšto. Ne kartą buvę, ne pats maloniausias jausmas. Išlenkęs kotą jisai. Tik. Nespėjau uždaryti graibšto. Nieko, iš antro karto. Viskas. Žvynius. Dėl to toks aršus. Gražu žvinuotas.
nėra logiška su dviem meškerėm gaudyti, kai toks kibimas. Duosim vieną operatorių ištraukti, o su šituo karpiuku susitvarkysim kažkaip tais. Viskas labai vyksta pagal planą. Pagavom ant natūralių jaukų, pagavom ant biraus jauko. Biraus jauko taškas tai užsikūręs, bet jau ten nebemesiu. Konkursserijos peletės išbandėm, veiksmingos, beliko su turbo peletėm pagauti, kaip ir sakiau, bandysim užmest žuvį ant galvos. Dabar nurimo vėjas, vanduo lygus, mačiau ten išimą, realiai į tas dvi vietas ir paleisiu šėryklą. Gerai, vieną uždėsim Chocolate Orange'o Manzaro Twisted vafteriuką, ant kito sūrį su N-butyriku. Pažiūrėsim, kuris pirmas išvažiuos. Kiekvienais metais šiame smagiame tvenkinyje vyksta vienas iš didžiausių ir tikriausiai populiariausių karpių gaudymo varžybų – kurtų karpį, ir kuriais metais vyksta, tie metai ir būna rašyti. Taigi šiemet buvo kurtų karpį 2024. Mums pavyko iškovoti 4. vietą ir pasidabinti medinių medalių. Beje, ir pernai 4. vietą, o mes šiuose varžybose realiai dalyvavom kaip ir rėmėjai, kaip ir dalyviai 3 metus, tai 1 metus. 2. vieta buvo, paskui 2 ketvirtos. Ir kiekvienais metais pritrūkdo labai nedaug iki dar geresnės užimtos vietos, bet yra kur tobulėti. Iš savo klaidų pasimokom ir dėl to šiemet pritrūko apie 7 kg, kad užlipt ant nugalėtojų pakilos. Realiai tikrai buvo įmanoma sugaudyti, bet kažko užsirišo taškai ir viskas. Realiai varžybose yra tikrai nemažas dalyvių skaičius. Šiemet buvo šiek tiek mažiau, tai 50, o šiaip nuo 50 iki 60 komandų. Komandą sudaro 2 žmonės, jie gaudo visą parą sektorėje. Nesvarbu, kokiu žūklės būdu, svarbu, kad būtų vienam žmogui, viena meškerė ir vienas kabliukas. Tai būna, kas gaudo su įprastiniu feederiu, būna, kas gaudo signalizatoriais ir karpiniam sistemom. Didžioji dalis tikriausiai method feederių jau pradėjo žvejoti, būna, kas ir plūdinę atsineša. Tai tikrai galima visais būdais pagaudyti ir susirenka tiek mėgėjai, tiek profesionalai, žmonės atvyksta su šeimom, pasikuria vakare ir laužus ir galima nueit pasiklausyti koncerto, kiekvieną kartą vyksta. Tikrai smagus renginys, aišku, jeigu žvejoji nuoširdžiai ir sportuoji, tai 24 valandos, kaip ir vakar praleistos ant platformos, pareikalavo daug jėgų tikrai, bet vis tiek tas azartas, kad įsiaiškinti, kas padaryta buvo ne taip, šiandien ir atvedė mane vėl pažvejoti. Kol kas viskas vyksta kaip ir puikiai. Realiai sektoriai būna išdėstyti. Šis krantas, ten, kur pavėsinė, nuo pavėsinės iki mašinų aikštelės krantas ir nuo teniso kortų iki to namuko tam krante. Yra vipinių sektorių, tai realiai aš šiandien sėdžiu kaip ir viename iš jų, nes tu žvejodamas kampe gauni va tą kišenę, kurioje gali gaudyti žuvį. Vieni mėgsta tuos kampinius sektorius, kiti nemėgsta, kadangi šiemet buvo šiek tiek mažiau komandų ir nuėmė patį kampą vienu sektoriu, tai realiai vipiniai sektoriai tikrai tapo kampiniai ir tu galėjai dideliu plotu gaudyti žuvis. Ir šiemet nebuvo daug žuvų pagauta, bet pasivaržyti tikrai buvo įmanoma. Ir tik 4-0. Tai tikrai ganėtinai nemažai. Šios varžybos yra populiarios tikriausiai dėl savo prizinio fondo, nes kiekvienais metais prieš varžybas būna įleista nemažai žuvų šitą tvenkinį, tai šiemet papildomai leido 3,5 tonos. Tarp tų įleistų žuvų
laukia vienas didžiulis karpis su žetonu ant peleko prisiūtų su Kia. Jeigu tai pagauni, laimi naują automobilį. Šiemet, man atrodo, buvo elektromobilis Kia Soul. Tai tikrai puikus prizas. Taip pat laukia bronziniai, sidabriniai ir auksiniai karpiai, kuriuos pagavęs informuoja teisėjus ir gauni piniginius prizus. Taip pat dar vyksta loterijos, rėmėjų prizai, apdovanojimus būna ne 10 vietų. Tikrai smagus renginys, kas nebandė, siūlau kitais metais paskubėti, kai bus paskelbta registracija, nes ganėtinai greit bilietai būna išgraibstomi ir sudalyvauti jame. Kaip matote, pagauti žuvį tikrai įmanoma, šiandien pasidalinsiu truputėlį savo strategijomis, kaip ją pagauti, kad ir kitiems būtų lengviau. Taigi tame taške, kur su laidynė pasvaidžiau truputėlį kukurūzų su peletėm, ką tik mačiau išėjimą. Tai pabandom lengvai nuleisti šeriklytę. Lengvai nebaisiai pavyko, bet gal pajutus pelečių kvapus ateis žuvis. Mūsų žūklė po truputėlį keliauja į pabaigą. Vasaros vakarai jau trumpėja ir labai greitai tai jaučiasi. Liko pagauti vieną žuvį iš tai to taško, kur šėriau laidynę ir mano dienos planas bus pilnai įgyvendintas. O mes nelaužom tradicijų ir skelbiam praeito konkurso nugalėtoją, kurį dabar matote ekrane. Sveikinu nugalėtoją, susisiekite su mumis dėl prizo atsiėmimo per Facebook'o Messenger įmonės ir šiandieną padovanosime jums 2 Benzar pelečių pakelius. Viskas, ką jums reikia padaryti norint dalyvauti konkurse, tai būti užsiprenumeravus mūsų kanalą, paspausti po šio video patinka, pakomentuoti po jo žemiau. O jeigu labai patiko ir pasidalintume su draugais, būtume labai dėkingi. Dažnai mūsų klientai klausia, kokią spalvą pasirinkti vafteriuko, bailiuko ar kito maslo. Nėra vieno teisingo atsakymo. Visada reikia eksperimentuoti, bandyti, nes kas veikia vieną dieną nereiškia, kad veiks kitą. Iš praktikos tikrai žinome, yra 3 populiariausios spalvos, kai aš juokauju, tai šventoji trejybė, oranžinė, geltona ir pinkas. Jeigu šitos neveikia, sudedi rankas, meldiesi ir bandai eksperimentuoti su kvapais ir skoniais. Tai šitos pagrindinės būna spalvos ir mes nuo jų taip pat pradedam savo žvybą, dažniausiai oranžinis, geltonas ir pinkas, tokia net eilės seka ir bandyti. Per varžybas būna taip pat, vieną dieną viskas važiuoja ant oranžinio, kitą dieną uždedi oranžinį tylų. Užmauni geltoną vafteriuką, vėl toliau važiuoja. Tai visada reikia eksperimentuoti, bandyti, papildomai įdėti likvidų, boosterių, kas irgi turi įtakos kibimui ir bandyti atrasti savo tinkamą variantą. Su laukiniais vandens telkiniais truputėlį yra kita situacija. Aš asmeniškai mėgstu šiek tiek natūralesnius skonius bei kvapus. Dažnai laukiniuose žvejoju ant česnako, marcipano, kukurūzo, paskui brazemas labai patinka karšiam, bent jau man, karamelė, vanilė, va tokie kvapai. Kažkaip pastebėjau, kad laukinė žuvis galbūt pagal žvejo įsitikinimą mėgsta tos natūralesnius, paprastesnius kvapus, tai irgi jų žūklį pasirenku kokias 3 spalvas, 3 kvapus, kuriais noriu išmėginti, lygiai taip pat paeksperimentuoju, pamėtau, pažiūriu, ką greičiau žuvis reaguoja. Laukiniuose reikia truputėlį ilgesnius išlaukimus padaryti, tai ten būna per dieną nesugebi tiek daug pakeisti kaip komerciniuose, bet pasirenki maždaug pradžiai su ko startuoti ir iš jų išmėgini, kažkas vis tiek surasit, kas veiks. Na ir galiausia, vienintelė puzlės detalė tikriausiai liko atstumai. Jau daug jums atskleidžiau informacijos, kaip ką reikia daryti. Su atstumais ganėtinai paprasta. Jums reikia pasirinkti atstumą, kur jums būtų patogu užsimesti. Aš dažniausiai tiek čia, tiek kitur žvejodamas pasidarau vieną tolimą atstumą ir kitą artimesnį. Jeigu jūs, pavyzdžiui, metat 100, vieną kartą įmetat, o kitą kartą jaučiat, kad iki klipso nedaskrenta, šėrykla leidžiasi ant 90,
geriau tada užsiklipsuokit ant 90. Svarbu, kad visą laiką pataikytume tą patį atstumą ir tiksliai tą pačią vietą. Kuo daugiau iš šėryklų mesti į tą vietą, tuo daugiau jauko pabirs jos ant dugno ir tuo greičiau žuvis ateis ir pasirinks. Tai jeigu 100 įmetat vieną kartą ir paskui komfortiškai nesijaučiat, pasitrumpingi truputėlį atstumą. O su artimu tašku tai reikia jį turėti, nes labai gražiai parodė per šias varžybas mūsų kaimynai, kurių užėmė pirmą vietą, visą laiką žvejojo iš 40-50 metrų atstumo. Iš pradžių pirmi svėrimai įspūdingai nieko neparodė, viena kita žuvis, bet atėjo naktis ir atėjo į tą tašką atrodo toną žuvies. Jaunuoliai meta, važiuoja, aš sėdžiu, man šalia nieks nekimba, jau galvoju tikrai, suprantu, kaip galima išprotėti tokios situacijose. Aš pasimažinu atstumą tik savo sektoriui, iki jų aš užmetu man tylų, o jiem važiuoja ir važiuoja. Tai tikrai didžiuliai sveikinimai. O, papa, turiu kibimą. Ui. Ir tas kibimas iš labai faino taško, ten, kur laidynę leidau visai prie žolių, buvau užsimetęs ir atėjo žuvis. Ir ganėtinai stipriai sustartavo ir aš... ir ta žuvis ganėtinai nemaža. Nu va, išėjo gražiai, jau matau nuėjusi tolyn jinai. Tai va, nors ir operatorius vaikšto, taške truputėlį grūdų su peletėm pašaudžiau ir atėjo neblogas karpis. Sportuoja gerai. Tai pabaigiant apie kaimynus, didžiuliai sveikinimai. Tikrai puikiai sužvejojote, gražu buvo žiūrėti, kaip traukite tuos karpius aplinkui tiek man, tiek kitiem kaimynam. Nesisekė iš to atstumo gaudyti, o jūs gerai tai padarėte. Šaunuoliai, lauksiu apsilankant parduotuvį išleisti dovanų kuponą. Iššoko. Galvojau, kad neįsidėjau graibštą, pasirodo buvo jis graibšte. Viskas. Išvažiavo ir pagaliau suveikė turbo benzar peletės, kuriom buvom pasirinkę taktiką mėtyti ant pavienių žuvų išėjimų. Tikrai buvo sudėtingiau negu žvejoti prijaukintose vietose, bet buvau pasistatęs savo tokią taktiką ir pagaliau jis suveikė. Na ką, sakyčiau, tikrai sėkminga 4 su trupučiu valandų žūklės sesija. Parodėm jum, kaip pasiruošti teisingai jauku, supažinom su produkcija, papasakojau tiek apie varžybas, tiek apie šį telkinį ir jo taktiką žvejybos. Pagavom iš skirtingų taškų, įgyvendinau savo įsibrėžtus tikslus, ką norėjau išbandyti, ką norėjau parodyti ir išmėginti. Manau, tikrai viskas pavyko labai neblogai. Žuvytės gražios, paskutinį kartą į counterį mušiau 12 karpių, paskui jau pamiršau skaičių ir paspausiu, tai tikrai bus ir daugiau, tai per tokį laiką puikiai sugaudėm, puikiai sužvejojom, gražus oras, paleidžiam žuvį, atsisveikinam ir keliaujam namo. Iki.